Sveiki, mėlyjeji. Štai ir pagrindinė vidurvasario šventė – kupolinė Joninės. Pagal senąją arių tradiciją laužai buvo deginami visą savaitę tam, kad užkirsti kelią blogio jėgų įsiterpimui į mūsų pasaulį, kad būtų apsaugota šeima, meilė. Tad jei sugalvosite laužą deginti ryt po ryt ir visą šią savaitę, tikrai puiku. Ši savaitė tai jau trečias mėnulio ketvirtis. Tai reikštų, kad realizuojame pirmojo ir antrojo mėnulio ketvirčio sumanymus. Tai jau dylantis mėnulis, bet energijos dar daug dėl didelės pilnaties įtakos, tad tikrai, manau, pavyks nemažai nuveikti. Nors būtent ši savaitė siejama su didelėm piktų jėgų atakom, todėl manoma, kad nors pilnatis ir suteiks daug jėgų dirbti, tačiau kažko iš esmės naujo pradėti, imtis to, ko anksčiau nedarėte, tikrai nederėtų. Būkite apdairūs bendraudami, tardamiesi, įsipareigodami. Nieko iš esmės naujo nekeiskite ir savaitė bus produktyvi. Kuogi dar ypatinga, reikšminga ši savaitė? Iš tiesų laukia dar vienas labai svarbus astrologinis įvykis. Juodasis mėnulis, tai priminsiu, nėra jokia planeta, tai yra tiesiog fiktyvinis taškas mėnulio judėjimo orbitoje, kuris siejamas su sukaupta blogąja karma, kuris leidžia juodosiom jėgom įsiterpti į mūsų gyvenimą. Būtent pagal juodo mėnulio tranzitus mes matome tai, ką mes, ko gero, netikusiai darėme anuose reinkarnacijose ir galima atsekti tas vietas, kurios šiuo metu yra labiausiai pažeidžiamos. Tai štai juodasis mėnulis iš mergelės ženklo, kuriame buvo jau 9 mėnesius, šeštadienį 12 valandų 20 minučių pereis į svarstyklių ženklą. Tai bus ypatingas perėjimas. Tai ne tik perėjimas iš vieno zodiako ženklo į kitą, bet ir perėjimas nuo asmeninės zodiako pusiausferos į visuomeninę. Tai, kas kaupiasi mūsų viduje, gali tapti prieinama ir išsilieti jau į visuomeninės problemas. Per visuomeninius judėjimus itin pradės atsiskleisti ir mūsų asmeninės ydos ir tai, kas buvo asmeniškai itin slepiama, galit išeiti viešumoje. Galiu tik priminti, kad juodasis mėnulis jau paskutinės kelias savaitės buvo perėjimo pozicijoje, riboje ties mergele ir svarstyklėmis, todėl jau kelias savaitės buvo galima stebėti kažkokių labai asmeniškų dalykų paviešinimų, žinomų visuomenėje žmonių. Kuo galima pasidžiaugti dėl juodo mėnulio perėjimo iš mergelės į svarstyklių ženklą? Be jokių abejonių lengviau taps mergelėm, atsipūsti lengviau galės ir medikai, veterinarai, farmacininkai, na ir visi tie, kas susiję su naminių gyvūnų auginimu. Tos problemos, kurios vargino, dabar nyks. Lengviau galės atsipūsti ir ligonis, sergantis lėtinėmis ligomis. Tiesa, galiu pastebėti, kad ne visada pavyksta išėjus juodam mėnuliui iš vieno ženklo pilnai atsikratyti jo įtakos. Kad toks atsikratimas įvyktų, galėčiau duoti keletą patarimų, kuris, manyčiau, gali pasinaudoti kiekvienas. Kad atsikratyti susikaupusių lygų, verta bent jau savaitę, bent jau iki šeštadienio, nors patarčiau ir dar porą savaičių, panešioti vieną akmenį. Tai yra lazuritas. Lazurito spalvos būna įvairios, nuo šviesiai žydros ir baltos spalvos derinio iki tamsiai mėlyno, kuris pereina beveik į violetinumą ir būna pataškuotas auksiniais intarpais. Būtent toks lazuritas būtų visų geriausias. Labai patarčiau įsigyti apyrankę
iš tamsiai mėlyno lazurito, jeigu tamsiai mėlyno nerasite, tiks ir bet kokia spalva, ir šią savaitę panešioti, nors kaip patariu, geriau ir dar porą. Rytų medicinoje lazuritas laikomas svarbiausių gydančių akmenių. Tarkim, yra pabrėžiama, kad medicininio būdos kūnas šviečia lazuritu, skleidžia lazurito spindesį. Tad lazurito apyrankė arba žiedas šiuo metu būtų pati veiksmingiausia pagalba atsikratant juodojo mėnulio įtakos mergelės ženkle. O kad juodasis mėnulis net neštų problemų susijusių su svarstyklių ženklu. Tai ir santuokiniai ryšiai, tai teisingumas, tai mano santykis su visuomenė. Patarčiau šeštadienį, geriausiai maždaug valandą nuo 12 valandos iki 1 valandos pastovėti prie uosio, jeigu atsidursite miške. Jeigu tokios galimybės neturėtumėte, tuomet verta su savimi turėti nedidelę uosio šakelę. Ši šakelė bent jau pusmetį bus savotiškų talismanų nuo juodojo mėnulio svarstyklėse poveikio. Bet kaip minėjau, tą valandą geriausiai pabūti prie paties uosio, o ėjimo metu gerai netgi apsikabinti uosį ir paprašyti iš uosio pagalbos. Darbo savaitė prasidės nuo antradienio. Tačiau neskubėkite būtent tądien imtis svarbių reikalų. Darykite tai, ką gerai žinote ir tai, ką galite daryti be kito pagalbos. Reikalas tas, kad diena nėra gera ko nors prašyti iš ko nors, nėra gera pasirašinėti susitarimus, nėra gera skolintis pinigus ir netgi skolas gražinti. Kuo mažiau kontaktų. Tiesiog tęskite pradėtus darbus ir neskubėkite. Beje, skubėti labai nepatarčiau ir kitomis dienomis. Nors reikalų tvarkymui puikiai tiks trečiadienis, tačiau ši diena irgi paprašys iš jūsų susikaupimo, mąslumo. Tiesa, viskas tikrai puikiai pavyks. Aktyviam reikalų tvarkymui tinkamas tik penktadienis. Tad kaip matote, ši savaitė, ko gero, labiau tinkama poilsiui nei darbams, nors jėgų pakaks. O savaitgaliui galite puikiai rinktis aktyvų poilsį, palankios bus ir kelionės. Prognozės kiekvienam zodiako ženklui, o taip pat apie juodojo mėnulio tranzitą svarstyklių ženklų skaitykite palmirosHoroskopai.lt.